mokymasis tai yra įdomus procesas. Na, tai nėra ta nuobodybė, kur, žinot. Daugumai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokinių interaktyvus mokymasis nėra naujovė. Jo metu teorinės žinios pateikiamos kur kas patraukliau, o ir daugiau laiko galima skirti temos aptarimui. Profesijos mokytojai pastebi, kad mokiniai pamokose kur kas aktyvesni, ilgiau išlaikomas dėmesys, tad pasiekiamas kur kas geresnis rezultatas. Štai turim konkretų pavyzdį, kaip profesinio mokymo programos modulis atrodo virtualioje Moodle aplinkoje. Stengiuosi savo pamokose dirbti kuo inovatyvesniais metodais. Ir būtent virtuali mokymosi aplinka šitas galimybės man suteikia, skatina mane pasitempti, skatina medžiagą dažniau atnaujinti, skatina ją pateikti kiek įmanoma informatyvesnė, naujesnė. Tiksliai yra pateikiama mokiniams modulio tikslas, modulio uždaviniai, rezultatas ir pagrindinis mokymosi turinys. Konkrečiai virtuali mokymosi aplinka mokytojams suteikia galimybę dar prieš paskaitą pateikti pačią svarbiausią informaciją, kas bus dėstoma toje paskaitoje. Techninės galimybės leidžia pateikti tas vadinamasias interaktyvias užduotis. Ir mokiniai tiek individualiai, tiek grupėje gali atlikti virtualioje aplinkoje tam tikras užduotis, kurios reikalauja tokio kritinio, intensyvaus mąstymo. Ką gali mokinys atsidaręs savo virtualią mokymosi paskyrą pamatyti? Tai yra teorinės medžiagos koncentratą ir savikontrolės klausimus, gali įsijungti skaidruolės, filmuotą vaizdo medžiagą, tai yra parengta mūsų mokytojų filmuota vaizdo medžiaga. Įdomi dalis ir mano nuomonė labai svarbi dalis yra ta, kad mokinys būdamas nutolęs nuo mokyklos, jam užtenka turėti įrenginį ir interneto ryšį tam, kad jis galėtų neatsilikti nuo savo klasės, kad jis galėtų dalyvauti mokymosi procese kaip pilnavertis dalyvis. Ir sakykime, jeigu mokinys praleido pamoką, nebuvo joje, jisai turi galimybę prieiti prie savo virtualios mokymosi aplinkos paskyros ir peržiūrėti, kas toje pamokoje tą dieną vyko. Mes turime ne tik tai žinių ir gebėjimų įgijimą, bet taip pat ir žinių ir gebėjimų įtvirtinimą per veiklą, kur taip pat yra vertinamas vertybinis aspektas. Kalbant apie vertybinį ugdymą, jo organizavimą, vykdymą Moodle sistemoje, Moodle aplinkoje, iš esmės laikomės tų pačių principų. Ir vienas svarbiausių dalykų tai yra saugios, mokiniui patrauklios aplinkos sukūrimas, kad jis norėtų įėjęs ten, bendrauti su savo mokslo draugais, įsijungti į diskusijas ir to dėka mokiniai pirmiausia nori pasidalinti savo vertybėmis, kas jiems yra svarbu gyvenime ir išklausyti savo draugų, kas jiems svarbu. Iš vienos pusės tai skatina bendradarbiavimą, iš kitos pusės tai skatina imlumą technologinėm naujovėm. Vėlgi, Moodle aplinkos, ko gero, neįvardinčiau kaip pakaitalo tradiciniam mokymui, bet vis dėlto tai yra labai gera papildoma mokymo medžiaga ir galimybė. Jokių būdų virtualioje aplinkoje mes neišmokinsime mokinio nei šukuosenos padaryti, nei, sakykime, žirgų treniruoti, nei makiažo atlikti. Tai yra tik tai gairės. Tai yra gairės padedančios mokiniams susivokti, ko yra svarbiausia išmokti šioje mokymo programoje arba konkrečiame modulyje. Įvairūs tyrimai parodė, kad vis daugiau mokytojų šalies profesinėse mokyklose įgyja naujausių informacinių technologijų žinių ir įgūdžių. Jie nuolatos ieško kuo patrauklesnių būdų sudominti mokinius, perduoti informaciją. Diegiant inovatyvius sprendimus organizacijai, neįsivaizduoju, kaip galėtų būti taip, kad mes patys nesimokytume. Nes mokytojas, jis yra tas palydėtojas, mokymosi partneris, kuris mokiniams ne tik perteikia informaciją, bet ir juos motyvuoja mokytis, skatina siekti, ieškoti, kažkaip tobulinti savo gebėjimus. Jie visų pirma tai turi iš tiesų turėti daugiau
informacinių ir komunikacinių technologijų kompetencijų, iš kitos pusės tai didaktiniai sprendimai jie reikalauja, kad mes pereitume nuo to į mokytoją centruoto prie į mokinį centruoto mokymosi. Ir stengiamės, kad mūsų mokiniai gautų pačią naujausią informaciją ir kad jie iš tikro patirtų, kas tai yra mokymosi džiaugsmas. Mokiniai technologijas visą laiką priima labai entuziastingai, bet koks mokymosi medžiagos modernizavimas juos motyvuoja mokytis. Tas yra iš tikrųjų ir aš tą pastebėjau labai greitai. Štai vienas pavyzdžių. Paskaitą transliacijos klasėje stebintys mokiniai informaciją ir mokomąją medžiagą mato priešais klasę įrengtame nuleidžiamame ekrane. Tolimesnėme klasės krašte sėdintys mokiniai tą pačią medžiagą gali stebėti arčiau jų įrengtuose papildomuose monitoriuose, kokie yra įrengti ir nutolusiose klasėse. Mes stovime iš tiesų pakankamai šviežiai įrengtoje nuotolinio mokymosi klasėje, kurioje yra visa eilė technologijų, tiek ir interaktyvi lenta, tiek ir vertimų įranga, tiek ir diskusinė įranga. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras pastaraisiais metais daug investuoja į informacinių ir komunikacinių sistemų plėtrą. Kabinetai su naujausia informacinių technologijų įranga, informacijos sklaidai sukurta televizijos ekranų valdymo sistema, interaktyvios lentos - tai tik keli pavyzdžiai. Ir visa tai yra padaryta tam, kad tiek ir besimokantiesiems, tiek ir mokytojams ir administracijai būtų kuo paprasčiau tiek ir rasti tas technologijas, tiek ir jomis naudotis, nes vėlgi vienas pagrindinių principų yra naudojimosi lengvumas ir paprastumas. Technologijų plėtra sparčiai diegiama ir mokyklos administracijos darbe. Taip pat patalpų rezervavimo sistema, darbo laiko apskaitos sistema, finansų apskaitos programa ir daugelis kitų sprendimų. Tie dalykai, kurie, mano nuomonė, tik tais yra vyšnytė ant torto viršūnės, kuri paskanina mokymosi procesą.